21 amžius, technologijos klesti, galimybės neribotos, bet žmogus tuščias. Ar gali turėti viską ir jaustis tuščias? 21 amžiaus žmogus nebemiršta iš bado, jis miršta iš beprasmybės. Kodėl tiek daug apatijos, nerimo, depresijos ir atsakomybės baimės? Mes gyvename laikais, kai viskas leidžiama. Bet niekas neįpareigoja. Malonumai lengvai prieinami. Bet prasmė sunkiai pasiekiama. Žmogus yra laisvas. Bet nebeturi už ką kovoti. Vaikas auga, negirdėdama žodžių pagarba, pareiga, atsakomybė. Vietoj to jis mokomas. Būk savimi, klausyk širdies, nebūk skolingas niekam, daryk kas patinka. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo gražu, bet tuomet atsiranda Apatija, nerimas, depresija, atsakomybės baimė. Ir čia slypi 21 amžiaus paradoksas. Turime viską, bet nesuprantame kam. esame laisvi, Bet nenorime tos laisvės. esame stiprūs, Bet nemokame kovoti už tai, kas svarbu. turime balsą. Bet nežinome, ką pasakyti. Todėl žmonės šiandien be gilios tiesos, be bendruomenės, be pareigos jausmo, be vilties, kad gyvenimas yra kažkas daugiau. Kas vyksta su šiuolaikiniu žmogumi? Šiuolaikinis žmogus nebėra alkanas duonos, jis alkanas prasmės. Kodėl 21 amžiaus žmogus dažnai jaučiasi tuščias, net kai turi viską. Mes gyvename laikais, kai viskas prieinama. Informacija, pramogos, kelionės, skoniai, garsai, galimybės. Bet dar niekada tiek daug žmonių nesijautė tokie tušti, pavargę, neramūs, be tikslų. Kodėl? Nes tyliai, nepastebimai į mūsų sąmonę įsėlino dvi galingos jėgos. Hedonizmas ir nihilizmas. Kas tai? Hedonizmas – tai gyvenimo filosofija arba požiūris, kad malonumas yra aukščiausia vertybė. Tai reiškia, kad žmogus siekia maksimaliai patirti malonumą ir išvengti skausmo, nes tai pagrindinis gyvenimo tikslas. Hedonizmas – tai atsakymas, kurį žmogus pasirenka, kai lieka be atsakymų. Tai malonumo religija. Ji nesiekia tiesos, ji siekia atitraukti nuo tuštumos. Bet problema ta, kad kuo labiau žmogus bando užpildyti tuštumą malonumais, tuo jį labiau auga. Kodėl? Malonumas be prasmės. Tai saldus nuodas. Paprastai tariant, gyvenu dėl malonumų, linksmybės, maistas, pramogos, patogumai. Jei kažkas teikia malonumą, gera, jei nemalonu, bloga. Kur problema? Hedonizmas pats savaime nėra blogis, bet 21 amžiaus versija yra paviršutiniškas trumpalaikis malonumo vaikymasis, be gilesnio tikslo ar prasmės. Malonumas tampa gyvenimo tikslu. Greitas maistas, greiti santykiai, greiti dopamino šuoliai. Noriu čia ir dabar, nenoriu stengtis, jei sunku, vadinasi, ne man. Kas tai? Nihilizmas tai požiūris, kad gyvenimas neturi jokios prasmės, kad moralė, vertybės, tiesa neegzistuoja. Viskas tai yra žmogaus susikurtos iliuzijos. Jis sako, nieko nėra, nėra tiesos, nėra gėrio, nėra prasmės, gyvenimas bevertis, galiausiai visi mirsim. Nihilizmas tyliai sujaukia protą, kai šis pavargsta, kai sudūžta idealai, kai niekas nesuteikia tikro pasitenkinimo. Jis šnabžda, kam stengtis, kam aukotis, kam kažką kurti, jei viskas laikina ir nieko nėra tikra. Kur problema? Nihilizmas veda į apatiją, beprasmybę, depresiją, nes žmogus nebeturi dėl ko gyventi.
Nebėra nei gėrio, nei blogio. Tai iliuzija. Nėra kodėl aukotis, kurti, kovoti, tikėti. Rezultatas – tušti žmonės, tuščios akys, priklausomybės, vienatvė, pasmiška laisvė, užslopintas skausmas, jokio tikslo, jokio ryšio, jokio kodėl. Kai prasmė miršta, lieka tik malonumas. Kodėl tai pavojinga? Hedonizmo ir nihilizmo kombinacija yra labai pavojinga ir dažna šiuolaikinė visuomenėje. Gyvenimas be prasmės, tai bent jau mėgaukimės kuo galim. Tai užaugina žmogų be krypties, kartu jie pavergia šiuolaikinį žmogų. Vienas atima prasmę, kitas siūlo laikiną pabėgimą. Rezultatas – tuštuma, priklausomybės, vienatvė, užslopintas skausmas. Jokio kodėl, jokio ryšio, tik nesibaigiantis, ką dar galėčiau pajusti. 21 amžiaus žmogus dažnai nėra blogas, jis pavargęs, jis pasimetęs, jis nusivylęs. Jis nežino, kuo tikėti, nes viskas atrodo sugriauta, jis nebemato skirtumo tarp gėrio ir blogio. Jis pasimetęs tarp pasirinkimų, nebeturi kuo tikėti, nebežino, kas jis yra, nebegirdi žodžių pareiga, atsakomybė, pagarba. Vietoj to girdi. Būk savimi, daryk, kas patinka, nebūk skolingas niekam. Tai skamba gražiai, bet ilgainiui tai sukelia simptomus. Apatija. Kai niekas nėra svarbu, niekas ir nemotyvuoja. Jei nėra tikro kodėl, nelieka ir kam stengtis. Net talentingi, jautrūs, kūrybingi žmonės tampa bejėgiai, nes jų dvasia neturi krypties. Nerimas. Kai nėra tvirtos tiesos, bijai visko – pasirinkti, apsispręsti, būti savimi. Pasirenki vieną kelią ir iškart bijai, ar tai teisinga. Bandai būti savimi, bet nežinai, kas tai yra. Bandai gyventi čia ir dabar, bet viduje tave graužia jausmas, kad kažko svarbaus tu nedarai. Depresija. Kai malonumai nebeužpildo, lieka tuštuma. Tu darai viską, ką turėtum. Keliauji, valgai, miegi, bendrauji, bet viduje nieko nevyksta. Nes tikras gyvybės jausmas kyla ne iš to, ką gauni, o iš to, dėl ko gyveni. Atsakomybės baimė. Kai žmogui niekada nesakė, kad jis stiprus, jis tiki, kad yra silpnas. Kai niekas nereikalavo aukotis, jis mano, jog auka yra prievarta. Atsakomybė atrodo kaip našta, nes nėra matyta kaip garbė. Bet tik prisiėmęs atsakomybę žmogus supranta, kad jis gali augti, keisti, veikti, išlaikyti. Tik tada gimsta tikras pasididžiavimas savimi. Meilė paversta sandoriu. Manoma, kad meilė turi būti lengva, visada maloni ir patogi. Vos tik santykiai tampa sunkus, tai jau ne meilė. Žmonės renkasi malonumą vietoj ištikimybės, jausmą vietoj įsipareigojimo, ego vietoj mes. Skyrybos pateikiamas kaip sveikas sprendimas, o kantrybė laikoma silpnumu, įsipareigojimas prievarta. Ir šeimos būna sunaikinamos dar prieš spėjus juose užaugti. Ir tada taip šeimos byra kaip kortų nameliai. Vaikai auga be tėvo ar motinos. Žaizdos perduodamos iš kartos į kartą. Ir niekas nebežinos, kaip išbūti, kaip atleisti, kaip statyti iš naujo. Lieka vienintelė vertybė – malonumas. Galiausiai žmogus ima slėptis po šypsenomis, ekranais ir malonumo pliūpsniais, bet naktimis jaučia tuštumą. Nors būna atvejų, kai skyrybos neišvengiamos. Šiuolaikinė kultūra dažnai išaukština atsitraukimą, o ne išbuvimą. Galiausiai jis lieka vienas. Be pasitikėjimo.
be brolių ir seserų, be bendruomenės, be tautos, be tikslų, be meilės, už kurią verta kentėti. žmogus be šaknų, be krypties ir be pašaukimo, tikėjimo lengviausiai valdomas. Ar dar įmanoma kita kryptis? Taip, tai prasmės kelias, kuriuo ne tik jauti, Bet ir kuri, ne tik vartoji, bet ir aukoji, ne tik bėgi nuo skausmo, bet ir pasirenki, dėl ko verta kentėti. jis nėra lengvas, jis reikalauja tikėjimo, atsakomybės, kantrybės, drausmės. Bet jis atveria gilų džiaugsmą, kurio nepajusi per jokį ekraną ar pramogas. Tai gyvenimas, kuriame svarbu ne tik ką jauti, bet ką kuri, kam gyveni, ką gini, už ką kenti. Vis dar įmanoma atsigręžti, Dar galima susigrąžinti prasmę, susigrąžinti tikėjimą, atstatyti šeimą, išmokti mylėti ne tik tai, kai lengva, bet ir kai sunku, grąžinti atsakomybę kaip garbę, ne kaip bausmę, grąžinti tautai stuburą grąžinti garbę vyriškumui, ir moteriškumui, grąžinti vaikams tėvus, tėvams vaikus, nes tikras gyvenimas prasideda tada, kai nebeieškai kas lengva, o pradedi statyti kas verta. nes tikras džiaugsmas gimsta ne iš malonumo, jis gimsta iš prasmės. Jei šis tekstas tave palietė, sustok minutei. Paklausk savęs, ne ką aš noriu daryti, o kodėl aš gyvenu. Ir jei nori gydyti šiuolaikinį žmogų, nereikia daugiau pramogų, reikia daugiau prasmės. Reikia vėl pasakyti žmogui, Tu nesi tik vartotojas, tu nesi tik kūnas, nesi čia tik tam, kad būtų linksma. tu esi pašauktas. Gyventi, kurti, mylėti, ginti, tikėti. Tikras gyvenimas prasideda tada, kai nebeieškai, kas lengva, o pradedi statyti, kas verta.